norisi užbėgti įvykiam už akių, kad paskui neprasitrink kokių puslių. Net nuotaika pakilo, nes tikrai jau labai laukiau. O kodėl jis toks nešvarus atrodo? Sveiki visi, šiandien pradedu vėl savo naują video filmuoti. Šį kartą jisai bus kitoks. Kaip galit matyti, esu su kuprinė, apsirengiau sportiškai ir šiandien nusprendžiau, kad noriu nufilmuoti ėjimo iššūkį. Tai tikslas yra nueiti 50 000 žingsnių. Jau senokai norėjau šitą video nufilmuoti, bet būdavo vis oras netinkamas, nes vis tiek nesinori, kad būtų per šalta, nesinori, kad būtų ir per karšta, nes vis tiek visą dieną praleisiu lauke, nes mano tikslas nėra, kad kuo greičiau nueiti, aš noriu taip eiti ir mėgautis tiesiog tuo pačiu procesu. Tai dabar irgi atvažiavom su autobusu iki Lezo, berods taip vadinasi, ir dabar reikia eiti iki Kauno, nes vis tiek susidėliojom tokį maršrutą, kad būtų tokie ganėtinai nematyti keliai, nors pradžiai jau, kai įžengsim į Kauną, bus tokie, jau galima sakyti, kad matyti, bet vis tiek nesinori sukti ratais, paskui rinktos paskutinius 1000 žingsnių, nes tada labai ilgai einasi. Tai norisi vis tiek eiti tokiais gal nematytais keliais, ir kur aš nesu buvusi, tai žodžiu, dabar esu labai jau tokia su nuotaika užsihaipinus, bet tikriausiai čia bus tik dabar, kai esu nepavargus, bet, žiūrėsim, kaip čia bus. Na va, pasiekėm dabar Ramučius, tai esam Ramučių parke, tai čia, kaip matot, labai gražus vaizdas, tikiuosi matosi. Tai jau nuėjom apie 4000 su trupučiu žingsnių, tai kol kas tai labai gerai iš tikrųjų sekasi. Oras irgi atrodo kaip užsakytas, bet jaučiu, kad tai tiesiog ir nuotaika dabar gera, tai ir viskas atrodo vien pliusai. Dabar praeisim pro šitą nuostabų parką, kadangi aš irgi čia esu pirmą kartą, tai ir pačiai labai įdomu, nes tikrai kažkaip atrodo labai mažas miestelis, jeigu galima jį taip pavadinti, bet judesys yra labai didelis, nes netoli visokios gamyklos, tai tikrai nepasakyčiau, kad tie Ramučiai labai ramus. Ir šiaip labai tikiuosi, kad tas garsas nebus labai blogas, nes kadangi mikrofonas tvirtinasi prie kameros, o aš kažkokio tai prisegamo mikrofono kol kas neturiu, o čia visur irgi važiuoja mašina, žolę pjauna, visokie garsai, tai jeigu ką, reikės uždėti kažkokius titrus, nes sakau, noriu tiesiog perspėti, kad jeigu garsas bus blogas, tai labai nepykit, kažkaip bandysiu tai išspręsti titrais kažkokiais, bet o gal ir girdėsis, tai tiesiog perspėjau. Iki Kauno liko 3 kilometrai, tai kol kas savijauta yra vis dar labai gera. Nežinau, kiek mes čia maždaug nuėjom, gal apie kokius 6 kilometrus. Tai tikrai dar kol kas nieko nesijaučia, tik tais visą jau susivėliau, bet labai gerai, nes pasiėmiau plaukų šepetį, tiesiog persiriš plaukus, nes aš jau numaniau, kad gali būti, kadangi vėjas tikrai nemažas lauke ir šiaip kai ir tarp plaukų eini, va dabar eini tiesiog pamiške, tai tikrai tas vėjas yra nemažas. O kaip ir sakiau, va, dabar tiesiog pamiške, tai iš vienos pusės taip ramu, iš kitos pusės tiesiog autostrada ir visiškai neramu, bet labai toks kontrastas man patinka. Tai žodžiu, sakau, kol kas nuotaikos tai labai puikios. Na va, jau pasiekėm Kauną, dabar jau yra 10-11 000 žingsnių. Jau šiek tiek jaučiu tą tokį nuovargiuką, bet dabar jeigu eičiau jau į namus, tai sakyčiau, visiškai jau nepavargau. Bet kadangi dar žinau, kad reikės nueiti 40 000 žingsnių, tai tikriausiai dėl to mane ir gąsdina, nes vis tiek žinai, kad kiek dar visko laukia, o tu nuėjai dar tik nemažą procentą tų žingsnių ir panašiai, tai ir prisigalvoju, kad jau gal kaip ir jaučiasi ir pavargau, bet šiaip tikrai labai puikus oras, nors ir tas vėjukas yra tikrai nemažas, bet sakau, kaip tik pliusas, nes nėra per karšta, nes vis tiek ir tas karštis būna, kad didesnį nuovargį padaro. Esu dabar prie Hesburgerio ženklo, nes čia kadangi pamatėm, kad netoliese jisai yra, tai nutarėm sustoti ir šiek tiek iš batų akmenukus išsikratyti, nes
einant kažkaip keletą jauti tokių, kad ar smėlio, ar panašiai šiek tiek prikrito, tai norisi užbėgti įvykiam už akių, kad paskui neprasitrink kokių puslių ir panašiai, kad išsikratyti ir galbūt persimauti kitas kojines, nes irgi apgalvojau, kad reikia pasimti keletą porų kojinių užsidėti, kad vis tiek, kai koja suprakaituoja, paskui gali pradėti trinti, tai nesinorėtų ten per skausmus paskui eiti, vis tiek norisi to komforto. Porą minučių dar pasėdėsim, kol viską persimausim ir susitvarkysim ir tikiuosi nesugalvosim pasimti kokio burgeriuko, nes šiaip turim sumuštinį įsidėję ir šiaip galbūt dar per greitai iš karto jau taip eiti ir valgyt. Na va, buvom iki Maximus užėję, nes reikia vis tiek ir į tualetą apsilankyti, nes paskui baisu, kad galim nerasti jo, nes ši visada tai būna, kai norisi ir jo nėra. Dar nusipirkom energetinio, ledų ir prisipildėm vandens 4 mažus buteliukus, nes irgi jeigu drug nerasim paskui kur nusipirkti, nu bus ne kažką be vandenuko. Nors faktas dabar didžiąją dalį eisim miestu, tai tų parduotuvių tikrai bus ant kiekvieno kampo, galima tai pasakyti, bet vis tiek norisi, kad prie savęs turėti, jeigu ten reikėtų kažko, nes vis tiek gerti vandenukas šiuo momentu, man atrodo, yra pats svarbiausias, nes vis tiek eini, tai reikia gurkšnot, kad tų jėgų neprarast. Tai žodžiu, dabar lėkiam valgyti ledų. Tai kaip sakiau, kad į Hesburgerį buvom užsukę išsikratyti akmenukų iš batų ir tikiuosi, kad nieko nevalgysim, tai ten pavyko nieko nevalgyti, bet eidami pamatėm Todžios kebabinę, o ten kebabai yra tikrai labai skanus, tai dabar tiesiog atradom soliuką, tai tokie kaip maroziukai sėdėsim ant soliuko ir valgysim kebabą, nes jau ir šiaip pietų metas, tai jau labai norisi, gal jau apie 2:30 netgi yra, o 6 pietus maždaug valgau apie 13 valandą, tai jau tikrai labai norisi, o dar kai nuo pat ryto aktyviai. Na va, mūsų gražuoliai kebabiukai, tai jau tikrai labai, kaip ir minėjau, esu išalkus, tai reikia eiti kirst. Na va, prisivalgėm kebabų, tai dabar neįsivaizduoju, kaip reikės pradėti judėti ir eiti. Sėdėm jau apie 15 minučių, bet tikriausiai dar plus 10 minučių sėdėsim, nes labai gera, kai jau prisėdi. Ir šiaip čia visai tokie nieko sputuką atradom, tai faina ir pasėdėti. Ir ta saulytė taip maloniai šviečia. Labai skaniai privalgėm, bet gal šiek tiek ir per daug buvo, nors ėmėm tą mažą kebabą, bet vis tiek tie greiti angliavandeniai daro savo. Jau esam nuėję apie 21 000 žingsnių, tai galima sakyti, kad jau pusę. Tai, nebe tiek daug ir liko. Reikia dar atsigerti mineralinio po kebabo, nes kolas nepirkom. Tai bus gerai ir mineralinis. Ir sakau, dar po 10 minučių poilsio reikės vėl lėkti trasą. Kadangi praeitą kadrą papuoliau ir aš, tai galvoju, atėjo proga ir man pasisakyti. Šiaip galvoju, būtų buvę labai juokinga, jeigu būtų pavykę įtikinti jūs, kad Greta turi įsivaizduojamą draugą ir viena visur keliauja. Bet jau šitas planas neišdegė, tai dėja. Dabar pavalgėm kebabų ir judėsim. Ir nežinau toliau, ką sakyti reikia, ar ne? Ką sakyti man toliau? Na ir užtenka sėdėti čia kaip kokiem marozam, tai reikia tiesiog susirinkti šiukšlės ir pamažu kilt. Nes iš tikrųjų tai labai tikrai neslėpsiu ir nevaidinsiu, kad nepavargau, nes ir ypač kai pasėdi yra sunkoka. Tai jaučiu, kol išseisim bus ši reikalų, bet viską tvarkingai susirinkam ir einam ir dar šiek tiek šilto paliko, tai nusirengiau šitą ir užkimau. Tikriausiai nuo to kebabo aštraus padažo, na žodžiu, varom. Toli nenuėjom, nuėjom gal kilometrą ir vėl reikia išsikratyti iš bato akmenukus, tai radom ir kitokį sputuką, tai čia studentų miestelis toks, tai ir fontanas, va ten va kažkur, nežinau ar matot ar ne, yra. Tai irgi taip fainai čia pasėdėti ir va, reikia kojines persimaut, nes kad paskui, kaip ir minėjau, kad nepradėtų trint, tai persimaunam kojines, viską išsikratom ir lėkiam toliau. Plemba, žinokit, dabar taip pradėjo tą saulę kaitin, kad jau žiauriai karšta. Šiaip aš turiu įsidėjus šortus džinsinius, bet nežinau, ar verta man juos persimaut kažkur, ar ne. Faktas dabar bus, kad to išeisim iš miesto ir nebus niekur, kur man jų persimaut, bet šiaip su tom tiempom yra labai karšta, dar kai apsirengus realiai visa juodai, tai tikrai ta saulytė kaitina. O dabar, kad nebūtų mažo nuovargio, tai reikia lipti laiptukais. Nu, nežinau, šiaip
kojų diena tikrai bus labai gera ir čia jau matau, kad šukių primėtyta. Reikia irgi atsargiai viską, tai žodžiu. Lipu, vargstu, bet labai toks, nežinau, geras jausmas širdį, kad darau, einu ir tikrai mėgaujuosi tuo gyvenimu, atrodo, nors kartais ir toks ir tas ir nuovargis jau šiek tiek faktas pasijaučia, bet tikrai labai faina. Na va, jau kažkur pusę atstumo įveikta ir šiaip pastebėjom tokį dalyką, kad mes esam ir Strava pasijungę ir turim abu apyrankės ir visur rodo skirtingą atstumą nueitą, bet vis tiek pasitikėsim Strava labiau, nes kadangi visi ją naudoja, tai tikriausiai yra patikimesnė, nes vis tiek mūsų tos apyrankės laikrodžiai nėra labai jau išmanus ir manau, kad tikrai nerodo jau taip tiksliai kaip ta pati Strava, nes vis tiek kažkiek skiriasi ir šiaip žiūrėjom, kad 50 000 žingsnių yra kažkur 38-40 km, tai eisim tiesiog 40 km, kad jau būtų daugiau nei tų 50 000 žingsnių, kad jau būtų užtikrintai. Tai gal gali parodyti, kiek mes čia tiksliai nuėjom? Nežinau, kiek čia matosi, bet nuėjom virš 24 km jau, tai jau daugiau nei pusė. Tikrai neslėpsiu, džiugina, bet šiaip nežinau, man tokiais tarpais gaunasi tas toks nuovargis, nes šiuo momentu man vėl toks atrodo, aš galiu eiti ir einamės čia tokiu mišku. Tai labai geras ir kelias, bet labai daug dviratininkų važiuoja, tai kai yra posūkiai, reikia šiek tiek atsargiau, kad pasaugoti ir dviratininkus ir save. Tai čia irgi tokia ramybė, bet faktas per video nesimatys, bet čia nuo medžių skraido kažkokie pukai, tai pliusas, kad aš esu su akiniais, tai man jie nelabai trukdo, bet Arminui į akis labai neša tuos pukus, tai šiek tiek juokinga, neslėpsiu. Bet tiesiog esam gamtoje ir negali skųstis. Radom čia tualetą, tai labai irgi gerai, nes dar kol kas kaip ir nesinori, bet vis tiek reikia, sakau, kaip ir minėjau anksčiau šiek tiek, kad vis tiek, jeigu jau pamatai tualetą, būtinai reikia jo pasinaudoti, nes paskui čia išvien tokie kaip ir miškai, toks kelias, tai jeigu paskui nieko nerasi, tai bus ne kažką, tai teks eiti mišką. Bet, irgi yra išeičių, tai irgi negaliu skųstis. Ir šiaip labai didelis pliusas, kad aš įsidėjau dezinfekcinio rankų, nes kažkaip pagalvojau, kad ar valgysim, ar kažką, kad norėtųsi ten nusidezinfekuoti, jeigu nėra kur nusiplauti, o ir dabar po tokio tualeto tai irgi norisi, tai labai gerai, kai moteris apie viską pagalvoja, tai net smagiau gyventi. Čia irgi pamatėm labai gražų vaizdą atsiverinti, tai tikrai tokia ramybė jaučiasi, tas vėjukas gaivus, tai labai irgi gražu, bet gaila kažkaip negalim labai ilgai užsibūti, nes gaila šiek tiek laiko, bet tikrai 2 minutės atsikvėpti ir tai pasižiūrėti labai faina. Dar bežiūrint į šitą nuostabų vaizdą reikia atsigerti, nes man kažkaip, kai aš einu atsigerti, nelabai patogu yra, nes aš bijau paspringti, tai reikia stovėdama ir reikia faktis nešnekėti. Dabar pasiimu kamerą dar šiek tiek papasakot, kaip jaučiuosi, tai jau toks biški atsibodo, bet vien iš to, nes dabar nemažai kilometrų einam dar vis tą pačią pamiškevą ir kur atrodo tas kelias iš jos niekada nesibaigs ir atrodo, kad mūsų planas dabar yra eiti iki Kačerginės ir ten pavalgyti šiek tiek ir panašiai pailsėti ir tų kilometrų ir šiaip nėra labai jau daug likę. Bet atrodo, kad tos Kačerginės niekada nepasieksim, nes atrodo jau, kad visai nebedaug liko eiti, bet kaip einamės tą tiesią liniją, taip einam ir atrodo, kad tikrai niekada tas kelias nesibaigs, tai galva tas ir šiek tiek erzina ir didina tą nuovargį, nes man labiau patinka, kai nežinau, ten kokius 2 kilometrus paeini, paskui kažkur nusuki ir panašiai, tai taip tas kelias greičiau atrodo einasi ir tie kilometrai greičiau dėliojasi, bet kai taip, tai tikrai atrodo labiau vargina, nes nieko naujo nematai, tai buvo keli gražūs spotukai, tai ten pasigrožėjom, o dabar jau kokius 3-4 kilometrus einam, tiesiog ir nei kur pasižiūrėsi kažką, grinai niekas nesikeičia,
ta patys medžiai, tas pats kelias ir panašiai, bet sakau, na čia tokiais etapais būna, nes būna ten 1 kilometrą eini ir ten galvoju, blemba, galim dar daugiau nueit, o paskui kitas kilometras būna, kad na, apie toks biški ir pabodo, bet na čia, manau, normalu yra. Tai bus, kad šiek tiek atrodys, kad pasiskundžiau, bet tiesiog norisi, kad tas gal video būtų ir kitoks labiau nuoširdus, kad tas mintis, ką galvoji ir pasakai, ir apie tą nuovargį pasakyti, kaip yra iš tiesų, nes šiaip aš ir norėjau, kad nuoširdžiai gautųsi, kad irgi taip niekur neskubant ir pasimėgauti ant tuo ėjimo pačiu. Tai todėl ir norisi, kad viską va taip ir pasakyti, kaip yra. Nenustebkit, jeigu šiek tiek daugiau padėjuosi nei įprastai. Radom dar čia tokį piliakalnį arčiau nei Kačerginė, tai dabar tiesiog eisim čia tikriausiai ir pavalgyti, nes jau labai ne kiek valgyti norisi, bet norisi tiesiog atsisėsti ir biški pailsėti. Reikia šiek tiek ignoruoti mano šukuoseną, nes esu labai susivėlus, bet, nu, kadangi ir turiu šepetį, bet, nu, labai jau tingiu šukuotis, tai prisėdum, kaip ir sakiau, tai atsigersim arbatytės, pavalgysim karštų sumuštinukų, nes jau senai aš jų norėjau ir įsivaizdavau jau, kaip aš sėdėsiu ir juos valgysiu, bet kai atėjo ta akimirka, tai šiek tiek jau ir net nežinau, nebe taip ir norisi tų pačių sumuštinių tiesiog, kad pavalgyt. Stengsimės greičiau pavalgyt, bet bus matytai, nusistačiau, kad daugiau nei 30 minučių, kad nesėdėt, bet, nu, ne tai, kad bet, nu, reikia tikrai stengtis į tą laiko tarpą, kad, nu, neužsikimarint čia per daug. Na va, pavalgėm ir kai tik įsijungiau filmuoti, jau vibravo laikrodis, kad praėjo lygiai 30 minučių, bet man atrodo dar 5 minutės pasėdėsim, nes dar šiek tiek kraunamės telefoną ir šiaip dar norisi viskas susidėti. Na ir taip niekur neskubant ir panašiai, tai jeigu jau labai norėtum skubėti, tai faktas galėtum kilti ir lėkti, bet, nu, aš sakiau, kad aš noriu pasimėgauti pačiu procesu, tai dabar taip save raminu, kad ilgiau pasėdim. Tai žodžiu, prisivalgėm, labai skaniai suvalgėm visus sumuštinius, kuriuos buvom įsidėję. Tai kažkaip palikom po paskutinį, galvojam, ai, nebeapsimoka palikti, nes namuose tai taip ir mėtysis paskui tie sumuštiniai, o maisto mėtyti negalima. Tai mum iš tikrųjų nebelabai daug ir beliko nueiti. Tai jau nuėjom 30 km su pusė, tai tikrai nu čia liko labai nedidelis atstumas, realiai 10 km ir bus įvykdytas tikslas. Šiaip man keista, nes aš pirmą kartą naudojusi Stravą būtent, nes kažkaip man jos ir neprireikdavo, o dabar tai džiaugiuosi, kad būtent ją pasijungiam, nes sakau, kažkaip tie laikrodžiai labai skirtingai rodo, tai nu tikrai norisi to, kas tiksliau rodo. Dabar baigiam susirinkti viską, dar įsijungus filmuoti, pamačiau, kad ir kameros bateriją reikia kitą persidėti, nes liko 18%, tai kad nebūtų taip, kad filmuoji ir paskui neįsisaugo kažkas. Dar šitą greitį persikeičiam ir vėl į trasą. Labai ačiū šitam spotukui, buvo tikrai labai faina ir malonu pasėdėti. O dabar reikia keliauti toliau į trasą, tai labai šiaip kol įseini sunku ir net nugarytę tai biški skauda, tai realiai atrodo tokiais mažais žingsniukais eini ir čia kai visada būna laiptukai arba aukštyn, arba užlipt, nulipt, nu visur būna kažkas tokio, tai vis tiek, nu, prideda dar papildomai to krūvio ant kojų. Bet jau realiai užtenka, nueini kažkur pusę kilometro ir jau būna, kad įseini ir vėl tų tokių nutirpimų visokių ir tų nedidelių skausmelių nebejauti. Privalgėm, pasipildėm energijos, atsigėrėm skaniai arbatos. Realiai aš gamtoj labai senai valgiau, tai man ta arbata realiai atrodo pati skaniausia arbata buvo gyvenime. Taip skaniai susigėrė, kad namuose niekada taip skaniai nesusigėrė. Žodžiu, lėkiam vėl toliau tą pačią pamiškę. Na va, ir pagaliau pasiekta Kačerginė, jau labai tikrai aš jos laukiau. Net nuotaika pakilo, nes nu, tikrai jau labai laukiau. Ir šiaip Kačerginė, kai miestelis tikrai yra labai irgi gražus. Aš vieną kartą esu čia buvus, kai yra tos iki ėjimo varžybos.
Tai mes tada irgi jas varėm ir būtent Kačerginėj vyko, tai irgi labai smagu buvo, bet ten iš viso tik 15 000 žingsnių reikia nueiti, tai patiko, bet norėjusi gal daugiau. Ir dabar esu čia antrą kartą ir einu jau pagal tą savo maršrutą sudėliotą, na tiksliau ne pagal savo, bet pagal Armino, nes aš kaip sudėliosiu, tai aš negrįžčiau namo tikriausiai, nes aš ant šitų reikalų esu visiškai žalia ir aš visiškai nesigaudau. Net ir šiaip būna, kad aš kažkur einu ir aš ten galiu kitur nuklysti ir man jau paskui sunku atsigaudyti būna, tai tikrai labai fainai čia grįžti, nesakau, labai fainas ir toks sutvarkytas, jaukus miestelis ir irgi labai visur gražus vaizdai. Tai tikrai labai faina. Tikriausiai net iš manęs matosi, kad aš esu linksmesnė ir tikiuosi, kad čia tikrai girdisi, nes šiandien vėjas tai labai didelis ir dar prie vandens, tai suprantat, kad jisai dar didesnis. Ir šiaip tikrai labai noriu Kačerginės miestelį pagirti, nes labai visur apskritai sutvarkyta ir netgi tualetas antiek yra švarus ir jisai net kvepintis, kur grinai atrodo net prekybos centruose tokių nebūna. Yra ir ko rankas nusiplaut, tualetinio pilna paruošta ar panašiai, normaliai ir užsirakina ir tikrai labai prižiūrėtas ir tvarkingas tas tualetas. Man jau pirmą kartą čia labai patiko, bet dabar tai atrodo norisi čia dar dažniau atvažiuoti, tiesiog tą gamtą pasimėgauti, nes labai daug gražių vaizdų tokia ir ramybė ir tikrai ir tos gamtos nemažai. Ir, sakau, viskas, kadangi taip gražiai sutvarkyta, tai tikrai, priverčia norėti grįžti atgal. Dar vis vaikštom po Kačerginę ir netikėtai pamatėm, koks išdrožinėtas, labai jau mielas bebras. Realiai aš net nesu mačius, kad bebrą kažkas yra išdrožinė, tai logiška, kad yra, bet, realiai nesu mačius, tai labai jau tikrai fainas toks ir mielekas grinai. Ir šiaip jau keliaujam link savo paskutinės tokios stotelės maršruto, liko apie 6-7 kilometrai, dabar tiksliai nežinau, tai jau grinai ta pabaiga atrodo jau labai netoli. Tikiuosi, kad mums užteks iki tos paskutinės lokacijos nueiti ir kad nebereikės sukti ratų, nes mūsų tikslas yra, kad iš ten jau tiesiog grįžti su autobusu iki Kauno ir užbaigti grinai va toj paskutiniai lokacijai savo šitą iššūkį. Bet jeigu bus, kad ten kelių kilometrų trūksta, tai nežinau. Jeigu bus greitai autobusas, tai tiesiog paskui Kaune reikės greitai kažkur tos 2 kilometrus suvaikščiot. O jeigu iki autobusų bus šiek tiek laiko, tai reikės tada aplink ten ratus sukti. Tai tikiuosi, kad taip nebus, nes sakau, kai su kitais ratais, tai iš vis paskui tas nuovargis labai pradeda staigiai daužyti ir tie kilometrai labai nesirenka. Atėjom prisileisti gerti, nes pamatėm, kad yra gertuvė, bet nelabai išeina. Realiai nesidėjęs, tikrai belenkoks iš mano plaukų tikriausiai matosi, kad jisai tikrai yra ir šiaip prileis gerti. Nepasakyčiau, kad pats lengviausias, nes jisai tiesiog va taip varo, tai bent jau kažkiek gal ir pavyks. Žodžiu, iš vis nebebėga. Aš čia gal nebepaspaudžiu. Čia tiesiog stipriau reikėjo paspaudžiu. Kodėl jis toks nešvarus atrodo? Atrodo kaip kalkėtas. Žodžiu, prisileisim gal paskui. Šiaip nežinau, kiek matėsi per tą video, koks ten tas vanduo, bet jisai tikrai toks atrodo ganėtinai, nežinau, neskaidrus, galima tai pavadinti. Tai mes jį vis tiek pasiėmėm, bet aš nežinau, ar mes jį gersim, nes kad paskui, neprisidaryt savo nemalonumą ir panašiai, nes, tikrai toks kažkaip atrodo, nėra visiškai švarus, nors mes iš tų gertuvių visada geriam, bet faktas į buteliuką niekada nepili, o kai šiaip atsigeriu iš tos srovės nesimato, kad jisai būtų nešvarus kažkoks, bet niekada nėra nieko atsitikę, bet nesinori prisikalbėti, nes Arminas tai atsigėrė to vandens prieš leidžiant man į buteliuką.
Tai dar tas ir buvo labai juokinga. Dabar juokinga, bet tikiuosi, kad viskas gerai bus. Bet faktas, neturėtų nieko čia būti, juk tarp tų gertuvių vis tiek turėtų būti kaip ir švarus tas vanduo. Ir sakau, mes visada iš jų geriam, bet kai nesipili į buteliuką, nematai, tai ir galvos neskauda, ir širdies neskauda ir panašiai. Šiuo metu esam Zapyšky, tai čia ta paskutinė lokacija, apie kurią pasakojau, tai liko nueiti 2,5 km. Manau, gal čia apsuksim kažkur ratą kokį, yra čia kažkokia bažnyčia, tai gal iki jos nueisim pasižiūrėti, nes vis tiek, kai tiek nedaug liko, tai nebesinorėtų paskui grįžti su autobusu ir dar kažkur išlipti ir dar eiti, nes kai pasėdė, tai būna nesunkoka įseit vėl, tai norisi jau iškart neprisėdant pabaigtą savo susiplanuotą maršrutą. Atėjom prie šitos bažnyčios, kur minėjau, tai aš ją esu nuotraukai mačius, jinai iš nuotraukos atrodė didesnė, o realybė tai jinai tokia mažytė, atrodo net keista matyti, kad bažnytėlė tokia mažytė. Žodžiu, liko nepilnai 2 km, bet kaip minėjau, kad būtų geriau, kad prieš tai suvaikščioti tam pačiam Zapyšky, tą maršrutą dabaigti, bet šiek tiek galvojam, kad kitaip, nes rodo, kad už 3 minučių autobusas turėtų būti, bet neaišku, ar jisai dar nepravažiavo, ar jisai atvažiuos ir kada atvažiuos, nes kadangi yra tarpinė stotelė ir nėra jau tos autobusų stoties, tai vis tiek jisai nesilaikė jau taip 100%. Tai jeigu nepravažiavo, tai bandysime su juo ir važiuoti dabar ir tada išlipę Kaune kažkur dabaigsimės čia vaikščioti, nes iš tikrųjų čia nelabai yra kur vaikščioti, nes vis tiek nuo sekančio autobusų reikėtų ilgiau šiek tiek palaukti, jau vis tiek yra vakaras, tai persigalvojom ir galvojom geriau ir galvojom, kad jau geriau tai bandom padaryti. Radom tą stotelę, tai dabar šiek tiek prisėdau, tai iki autobusų pasirodo liko 13 minučių, nes netaip šiek tiek buvom nužiūrėję. Tikiuosi, kad panašiu laiku ir atvažiuos. Tai kaip ir minėjau, kad liko tikrai nedaug mum eiti, tai va tik tiek iki tų 40 km. Reikės vis tiek tą tokį galiuką dabaigti pačiam Kaune vaikščiot, bet jau tikrai labai nedaug liko, tai manau lengvai ir ten įsiveiks, nes jau kai tokį didesnį atstumą nuveikė, tai jau čia jau grinai toks trupinukas liko. Jau ir pasiekėm Kauną, tai grįžom iš Ringaudų iki autobuso stoties, paskui iššokam į autobusą miesto dar, kad šiek tiek pavažiuot, bet išlipom daug anksčiau, kad dar dabaigtum tą atstumą jau užtikrintai eit. Kol įsieini, tai tikrai tas nuovargis jaučiasi, plus dabar dar dingo saulė, tai jaučiasi ir ta tokia vėsuma. Vis tiek ėjom, tai ta saulutė šildė, tai buvo daug šilčiau nei dabar, nes jau yra be 15:09, tai tikrai, negaliu meluoti ir nesakyti, kad nėra taip per šalta, bet nieko, labai nebedaug liko ir dabar atrodo, kad galėčiau dar eiti, tik reikėtų jau kokias striukės pasiimti. Tai, žodžiu, reikia damušti tuos paskutinius kilometrus ir tada jau varyti ilsėtis. Ir šiaip sakau, kad dar porą kilometrų trūksta, reikia dabaigti, bet šiaip ant Stravos jau rodo netgi šiek tiek virš 40 km, bet kaip ir minėjau, su tais laikrodžiais mūsų yra šiek tiek kažkaip paklaida, tai nežinau, šiaip vis tiek, kaip ir sakiau, kad Strava daugelis naudoja, tai manyčiau, kad ta pati Strava rodo daug patikimiau, bet norisi vis tiek tos 50 000 pasiekti ir ant laikrodžio, nors tikrai, sakau, ir dar kartą pasitikrinom, tai sakau, 50 000 žingsnių maždaug yra 3,8 km 40, čia priklauso nuo keletos faktorių, bet sakau, aš kadangi esu toks žmogus, tai man norisi grinai jau matyti tuos realius skaičius. Pagaliau grįžom į namus, tai dabar yra po 9:20. Tai užtrukom tikrai nemažai. Iš viso tą ėjimą pradėjom 10:30 ryte. Tai faktas buvo keletą ten tų ilgesnių sustojimų, bet šiaip vis tiek užtrunka tie kilometrų nueit. Faktas mes ir nebuvo, kad ten jau labai skubėjom ir vertėmės per galvą, nes kaip ir sakiau, kad norisi tiesiog mėgautis tuo procesu ir panašiai. Per Stravą rodo, kad nuėjom 42 km. Tai yra šiek tiek daugiau nei aš planavau ir labai dėl to džiaugiuosi.
ir apskritai vertinant patį iššūkį, tikrai man jisai patiko, kažkada ateityje jį kartočiau, bet faktas užima visą dieną ir būtų geriausia, kad sekančią dieną niekur nereikėtų eiti ir jokių reikalų per daugiausia nebūtų, nes tikrai manau, kad rytoj tas nuovargis pereis daug daugiau nei aš jaučiu dabar, o šiaip buvo realiai visko, būdavo akimirkų, kai labiau tas nuovargis pereidavo ir labai ant kojų jausdavosi, paskui būdavo, kad iš vis jau tik šiek tiek jauti jį, tai jisai taip bangavo, bet šiaip vertinant pačią visumą, tai to nuovargio aš tikėjausi tikrai didesnio, nes kažkaip galvojau, kad aš labiau pavargsiu, nors faktas aš esu šiek tiek vis tiek įpratusi vaikščioti, bet tikrai ne tokiais atstumais. Tai gal dėl to man taip, bet tikriausiai būtų jau geriau vertinti rytoj, nes sakau, kažkaip bent jau man tai kitą dieną būna daugiau to nuovargių ir labiau pajauti, ar ten batai tikrai nenutrynė ir panašiai, nes viskas kažkaip išryškėja. Šiaip man tas pats iššūkis patiko, aš labai džiaugiuosi, kad mes ėjom ir įvykdėm jį. Aš jau nuo žiemos galvojau, kad tokį video atėjus šiltiem oram filmuosiu ir tikrai padarysiu, bet kažkaip galvojau balandį, bet tas balandis buvo toks nelabai, galvojau ir man atrodo praeitą ir dar užpraeitą savaitę jeigu kažkaip filmuot, bet vis tas oras nepasisekdavo, o šiandien oras tikrai buvo labai fantastinis, nei per karštą, nei per šaltą, tai 21 daugiausiai laipsnis buvo šilumos, bet šiaip iš ryto buvo gal 16, kai išėjom, paskui, tai jau dabar irgi jau nežiūrėjau, bet, iš to, kad kadangi dingo saulė ir tikrai buvo vėsu, tai sprendžiu gal ir kokį 14-15, nes, jau tikrai taip ganėtinai visoko buvo tuos paskutinius kilometrus damušti, oras tikrai buvo pats geriausias, manyčiau, koks gali būti, tokiam iššūkį, nes jeigu būtų irgi per karštą, ten kokie 27, tai irgi būtų jau iš tos šilumos ir karščio sunku vaikščioti. Tai žodžiu, užtenka pliurpti, reikės eiti į dušą, valytis veidą ir panašiai. Tradiciškai tariu labai didelį ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paprenumeruoti mano kanalo, palaikinti šitą video ir parašyti kokį komentarą. Tai ačiū ir iki greito.